Labas vakaras, iš Aušo lemiamo UEFA moterų čempionių lygos kvalifikacinio turnyro diena. Šiandien paskutinės Gintros universiteto rungtynės ir šį kartą Vlaznijos komanda iš Koderio iš Albanijos bus varžovė Gintros universiteto komandos. Na, reikia tikėtis, kad tikrai sėkmingas pasirodymas bus šiandien. Beje, tuo pačiu metu vyksta ir dar vienerios šios šeštosios atrankos grupės rungtynės. Tuo pat metu prasidės rungtynės, sakykime taip, Pakruojyje, kur KI Klasvika Itrotarfelag ekipa iš Farerų salų žais su Apollon Ladies FC iš Limasolio, iš Kipro. Ir dabar turnyrinės lentelės situacija yra tokia tiesiog. Šiuo metu šeštoje grupėje pirmauja būtent Kipro komanda. Ir ji šiuo metu turi 4 taškus ir +2 pagal įvarčius. Po to žengia būtent Vlaznija irgi 4 taškai, Gintro universitetas 3 taškai ir Vlaznija +1 įvarčių santykis, Gintro universitetas 0. Kol kas 3 įmušti įvarčiai, 3 praleisti, o paskutinėje vietoje Klaksvika Itrotarfelag, kuri kol kas taškų neturi ir pralaimėjo abejas rungtynės tiek ir Albanijos komandai, tiek ir lietuviams. Ir šiandien situacija tiesiog yra tokia. Norint Gintro universitetui patekti į kitą etapą, tai yra į tą jau pagrindinį turnyrą tarp 32 stipriausių Europos ekipų, reikia šiandien iškovoti pergalę prieš Vlaznijos ekipą ir reikia tikėtis, kad Apollon Ladies Pakruojyje tiesiog sensacingai sužais lygiosiamis arba pralaimės prieš Farerų salų komandą ir Farerų salų dovanėlės. Dabar jau reikia Gintro universitetui. Na, galima sakyti, kad panašiai to paties reikia ir Vlaznijos ekipoje, bet Vlaznija dar situacija turi šiek tiek kitokią. Albanų komanda šiandien, jeigu tarkime laimėtų ir laimėtų didelių įvarčių santykių, tokiu atveju turėtų galimybę užimti pirmąją vietą. Turiu minėti didesnių nei tarkime Apollon Ladies šiandien įveiks Klaksvika Itrotarfelag. Na, situacija yra tokia, galima sakyti, nėra labai paini. Tiesiog šiandien Gintro universitetai būtinai reikia pergalės ir tikėtis, kad Pakruojyje įvykiai klostysis reikiamą linkme. Na, pabandysiu sekti rungtynės Pakruojyje ir pranešti, kaip viskas vyksta ten. Jeigu pasikeis rezultatas, iš karto informuosiu. Ir šiandien, tarkime, jeigu Gintro universitetas pralaimėtų šias rungtynės ar sužaistų lygiosiomis, situacija būtų tokia pati. Gintro universitetas būtų 3. Na, nebent Klaksvika Itrotarfelag, tarkime, laimėtų prieš Apollon Ladies FC. Tokiu atveju dar galbūt galėtų ir aplenkti Gintros universiteto ekipą. Bet tarpusavio rungtynių rezultatas, žinoma, yra parankesnis Gintro universitetui, taigi turėtų ši komanda būti aukščiau. Situacija yra tokia, kad arba pirma vieta itin gerų atveju, arba antroji pozicija, kuri gali būti labai ir yra, sakyčiau, labai reali, arba trečioji vieta tokių prastesnių atvejų. Taigi, kalbant apie šiandien ir apie šių rungtynių teisėjas, kurios dirbo šiandien, o dirba visų pirma Armėnijos specialistė Neli Stepanian. Ji šiandien yra aikštės arbitrė. Asistentės yra Liana Grigorian irgi Armėnija ir Deibet Gok iš Turkijos. O rezervinė rungtynių teisėja šiandien yra Melis Ossigdem, taip pat iš Turkijos. Kalbant apie komandų sudėtis, jos šiandien yra tokios, pradėsiu nuo svečių, nuo viešnių, nuo Vlaznijos. Pirmasis numeris Elisavet Apostolakė, ji yra vartininkė ir taip pat aikštės žaidėjos Albina Rahmani. 4. numeris 5. Lavdija Begoli, 6. Deniso Proto, 11. Megidoci, 15. Esmeralda Franja, 16. Lucija Džini, 17. komandos kapitonė Erjida Bairakurtai, taip pat 18. Džemilė Beriša, 19. Dženetė Kastrati ir 20. Ana Baro. Kalbant apie mūsų ekipos sudėtį, taip, dar žinoma trenerio nepaminėjau, tai ko gero yra toks emocingiausias šios grupės treneris ir tai yra Vlaznijos komandos vyriausiasis treneris Pepajus Selami. O kalbant apie Gintros komandą, ją treniruoja žinoma Rimontas Viktoravičius ir jis pasirinko šiandien tokią sudėtį. Pirmasis numeris vartininkė Ina Boiko ir aikštės žaidėja 6. Letiša Šapė Imga, 7. Dovilė Gailevičiūtė, 8. Viktorija Budrytė, 9. Kristina Petrūnova, 10. Ana Alekperova, 13. Vestina Neverdauskaitė, 14. Milda Liužinaitė, 15. Čia pavojinga situacija ir išmuša kamuolį dabar Vlaznija.
15 numeris komandos kapitonė Rasa Imanalieva, 16 Simona Veličkaitė ir 17 Sonata Vanagaitė. Žinoma, pasikeitimų yra, lyginant su tomis pergalingomis rungtynėmis prieš Farerų salų komandą, kai Gintrų universitetas pirmąjį kartą savo klubo istorijoje sugebėjo veikti varžovės būtent iš Farerų salų. Klaksvika Retro Tarfelag ekipo iki tol buvo dvejos lygiosios 0-0 ir 2-2. O po to sekė pergalė 2-0 ir tai yra kol kas vieninteliai Gintros universiteto taškai šiame turnyre. Pirmosios rungtynės pralaimėtos Kipro komandai rezultatu 1-3. Na, Vlaznija sužaidė visų pirma tas atidarimo rungtynę šiame turnyre 2-1 laimėdama prieš Klaksvikar Itro Tarfelag. Jašary 39 minutę vieną įvartį įmušė, po to 48 pasižymėjo ir Doci. Nepaisant to, Vlaznija laimėjo, kad atsiliko rezultatų 0-1, bet po to po baudos smūgių sugebėjo pelnyti 2 įvarčius. Ir taip pat Vlaznija sužaidė lygiosiomis su Apollon Ladies FC ekipa, lygiosiomis 0-0 ir dabar turi 4 taškus. Tikrai sensacingai sužaidė tas pirmasias dviejas rungtynės, galbūt pergalė prieš Farerų salų komandą nebuvo toks jau didelė sensacija. Bet vėlgi primenu, kad iš antrojo krepšelio pateko Farerų salų komanda į šią grupę, o Vlaznijos ekipa iš ketvirtojo. Ir didžiausia sensacija šiame turnyre, būtent šioje šeštoje atrankos grupėje, buvo Vlaznijos komandos lygiosios su Apollon Ladies FC. 0-0 sugebėjo apsiginti. Vlaznijos komanda kone visas rungtynės turėjo ir pati progų, bet daugiau teko ginti šiai komandai ir sugebėjo išsaugoti savo vartus sausus. Na ir kad būtumėte matę, girdėję, kas vyko tiesiog po rungtynių, kas vyko Rūbinėje, garsai sklido tarsi Vlaznija būtų patekusi į tą pagrindinį turnyrą ar būtų laimėjusi UEFA čempionių lygą. Tikrai puikus yra pasiekimas albanėms laimėti pirmasis rungtynės ir sužaisti lygiosiomis Apollon Ladies FC. Dabar viskas yra būtent albanių rankose, o mūsų komandai Gintrų universitetui tiesiog reikia šiandien laimėti rungtynės ir reikia tikėtis, kad viskas bus gerai ir pakruoja, kad sėkmė lydės, šypsosis. Kol kas ten rezultatas yra 0-0, bet ten sužaistos 7 minutės, čia kol kas 4. Ir Neverdauskaitė grąžina kamuolį atgal, čia pati Neverdauskaitė dabar nusprendžia nerizikuoti, būti su kamuoliu. Ir Neverdauskaitė dabar vėlgi su juo. Budrytė. Budrytė kairiajame gynybos krašte, dešiniajame šiandien Liužinaitė, kaip ir nuo antrojo kėlinio pirmosios rungtynėse, po to antrosiose irgi žaidė nuo pirmųjų minučių. Šapė Imga centro gynėjos vietoje, kaip ir Neverdauskaitė, šiandien atraminės saugės pozicijoje yra Dovilė Gailevičiūtė, po to žaidžia ir taip pat Anna Alekperova viduryje, kairiajame krašte Petrūnova, o dešiniajame Veličkaitė ir dvi puolėjos. Šiek tiek atsitraukusi Imanalieva ir atakos smaigalyje Vanagaitė. Įsidėstymas toks, koks ir praėjusios rungtynėse su Klaksvika Retro Tarfelag, tai yra 4-4-2, bet žaidėjos yra kitos. Tarkime, Dovilė Gailevičiūtė šiandien pakeitė savo komandos draugę, kuri žaidė aikštės viduryje praėjusiose rungtynėse. Beje, Dovilė Gailevičiūtė būtent vietoje jos aikštėje ir pasirodė. Vietoj Kamilės Vaičiulaitytės, kuri žaidė pirmąjį kėlinį su Klaksvika Retro Tarfelag ekipa. Ir taip pat šiandien atrodo, kad daugiau kaip ir būtų viskas. Vartininkė taip yra Ina Boiko šiandien, kuri žaidė pirmosiose rungtynėse, o antrosiose buvo vartai patikėti komandos kapitoniai Gretai Kaselytė. Bent jau jie ir išėjo kapitonės raištį. Praėjusiose rungtynėse nors ir žaidė Rasa Imanalieva, dabar Rasa žaidžia nuo pirmųjų minučių ir turi kapitonės raištį, nes tiesiog nerungtyniauja šiandien Greta Kaselytė. Ina Boiko, vartininkė iš Azerbaidžiano, yra startinėje sudėtyje. Dar viena legionierė iš ten pat, tai yra Ana Alekperova, beje, Ina Boiko turi ir Moldovos pilietybę. O čia gali būti dabar pavojinga situacija, bet apsigina nuo Simonos Veličkaitės atakos. Varžovės. Gailevičiūtė į kraštą. Budrytė. Letiša Šapė Imga yra Kamerūne gimusi futbolininkė iš Pusiaujo Gvinėjos. Ir dar viena legionierė, tai yra Kristina Petrūnova iš Bulgarijos.
Ir Boiko gražina kamuolį į žaidimą. Kol kas sakyčiau, kad Šiaulietės tikrai iniciatyvą turi ir atakuoja tikrai daugiau. Bet įvarčio kol kas šiuose rungtynėse neįmušta. Įvarčio per pirmasias 10 minučių nėra ir Pakruojyje. Lietus čia Šiauliuose. Lietaus buvo ir praėjusiame ture, tai yra antrajame. Perdavimas į vidurį ir čia klaida. Perima kamuolio 18 numeris Džemilė Beriša. Na, kalbant apie Vlaznijos komandą ir bandant šiek tiek su ją supažindinti, tai yra komanda, kurios pagrindą sudaro būtent Albanijos žaidėjos, Albanijos rinktinės futbolininkės. Ir taip pat yra dar ir viena graikė, tai yra vartininkė, šiandien nuo pirmųjų minučių rungtyniaujanti, pirmasis numeris Elisavet Apostolaki, 27 metai yra jai, o daugiau visos žaidėjos yra iš Albanijos, treneris emocingasis Selami Pepajus taip pat yra iš Albanijos. Yra ir jaunų žaidėjų, yra ir labiau patyrusių. Čia smūgis iš toli, dabar muša į Manalievą ir gaudo kamuolį graikė Elisavet Apostolaki. Šiaip dar šiek tiek supažindinant su žaidėjais, apskritai nėra daug informacijos apie visas futbolininkės, galbūt tokie žinomiausia, apie kurią pavyko rasti, ta, kuria yra šiuo metu dar tik 21 metai. Bet čia perdavimas į baudos aikštelę ir štai taip, virš vartų dabar muša Megidoci ir galėjo būti įvartis, tikrai galėjo būti dabar jau priekyje po kontratakos. Albanės, na, klaidų ginantis darė Gintaro universitetas ypatingai pirmosiose rungtynėse, dabar irgi klaida buvo, antrosiose tų klaidų buvo mažiau, bet žinoma ir oponentė buvo silpnesnė, tai yra Farerų salų komanda, Farerų salų čempionės. Taigi Anna Baro, tokia žinomiausia, kurią man pavyko rasti, tai yra futbolininkė gimusi Italijoje, Milane ir taip pat žaidusi Vokietijos regionų lygoje. Žinoma, ne aukščiausia Vokietijos lyga, bet teko rungtyniauti jai ten. Ir taip pat Albanijos nacionalinės rinktinės žaidėja yra. Ir taip pat jau Ana Baro čempionų lygoje mušė dar 2012 metais. Tiek Šiauliai, tiek Škoderis yra panašus miestai. Tarkime, Škoderyje yra, kiek teko rasti, 95 000 gyventojų. Na, Šiauliuose šis skaičius yra apie 105 000. Na ir apskritai, Lietuva, Albanija, galbūt panašios šalis pagal gyventojų skaičius. Lietuvoje yra apie 3 milijonus gyventojų, Albanijoje irgi apie 3. Skirtumas tas, kad Albanija tiesiog yra mažesnė, bet labiau apgyvendinta. Na ir kaip kalbėjo tiesiog Rimantas Viktoravičius, galima sakyti, kad abiejų komandų pajėgumas, meistriškumas yra panašus, nors niekada neteko žaisti su Albanijos komandomis Gintaro universitetui. Čia dabar perdavimas į priekį ir Vanagaitė baudos aikštelėje, jos smūgis ir nepataiko į vartus dabar Vanagaitė, bet tai buvo pavojinga, gaila, kad dabar įvarčio nebuvo, bet pavojus buvo kilęs. Ir toliau lieka rezultatas 0-0. Pakruojyje taip pat 0-0. Na, taigi tokiu atveju situacija yra tokia, kad Apollon Ladies FC ir Vlaznija turėtų po 5 taškus, Gintaro universitetas turėtų 4, Klaksvik ir Itro Tarfelak turėtų 1 ir į kitą etapą eitų Apollon Ladies, todėl kad Limasolio komanda iš Kipro turėtų geresnį įmuštų įvarčių skaičių. Bet tai žinoma tik rungtynių pradžios ir reikia tikėtis, kad Gintaro universitetas išnaudos tas progas, kurių jau turėjo, kol kas įvarčio nepavyko pelnyti. Na, Pakruojyje belieka tik tikėtis, kad viskas klostysis taip kaip ir dabar. Neverdauskaitė. Liužinaitė, kuri, na, kaip ir minėjau, krašto gynėjos pozicijoje. Ir kaip kalbėjo po pirmųjų rungtynių Rimantas Viktoravičius, tiesiog Milda Liužinaitė yra protinga žaidėja, nebijanti žaisti galvą ir ją galima bet kur statyti į bet kurią vietą. Ir ji žais gerai, pradėjo tiesiog šį turnyrą kaip atraminę saugę.
O dabar žaidžia krašto gynėjos vietoje. Neverdauskaitė prie kamulio bus pirma. Ne, atrodo, palieka kamulį Boiko. Ir Šapė Jimga. Viduryje. Gailevičiūtė. Perdavimas į priekį ir perima kamuolį dabar Albanės. O Pakruojyje rezultatas jau keičiasi, muša Violari ir Apollon Ladies FC yra priekyje rezultatų 1-0. Taigi dabar pagal dabartinę situaciją Kipro komanda neabejotinai užima pirmąją vietą, antrąją Albanės, o trečioje vietoje lieka lietuvės. Dabar ta pagrindinė kova vyksta dėl antrosios vietos, nors tikrai gerus šansus dar turi Vlaznijos komanda. Į baudos aikštelę perdavimas netikslus. Apskritai nebuvo dabar jokių komandos draugių baudos aikštelėje. Pabandė 6 numeris iš dešinės skersuoti kamuolį, tai yra Denisa Proto. Ir po to atrodo, kad jai tenka atsiprašyti trenerio už tą tokį nelogišką sprendimą. Galbūt ir buvo smūgis į vartus, bet iš labai aštraus kampo. Liužinaitė, Alekperova. Į priekį ir perimtas kamuolys, bet čia susigrąžina jį komandos kapitonė Rasa Imanalieva. Na, kaip ir, žinoma, čempionių turnyras žaidžia visų šalių nugalėtojus, taip ir Gintaro universitetas yra šalies čempionės ir šiame sezone kol kas per 11 rungtynių 74 įmušti įvarčiai, nei vieno kol kas nėra praleista ir 33 iškovoti taškai. Artimiausios konkurentės iš Kauno FM Žaros lenkiamos 8 taškais. Ir tai nėra ta komanda, kuri, tarkime, rungtyniauja dabar. Be legionierių ir apskritai jaunesnė Gintaros universiteto ekipa daužo visas Lietuvoje. Ir tai yra tokia viena moterų futbolo bėdų problemų, kad Lietuvoje su kuo varžytis Gintaro universitetas neturi. Ir tokių rungtynių patirties trūksta. Čia štai toks bandymas. Alekperova muša į vartus. Ir kampinis dabar yra skirtas. Ir kampinį bandys kelti Petrunova. Bulgarijos rinktinės žaidėja, iš kurios buvo labai daug tikimasi prieš šį turnyrą, bet treneriai ne visuomet buvo patenkinti jo žaidimu. Bet kaip kalbėjo, kad ir prieš šios rungtynės, tarkime, Rimantas Viktoravičius, bet kuriuo atveju, kad ir kaip pasibaigtų šis turnyras, jis mūsų komandai buvo labai naudingas. Tikrai davė labai daug patirties, nes mūsų ekipa yra labai jauna. O dabar perdavimą į baudos aikštelę dar kartą atlieka Petrunova. Išmuša kamuolį 4 numeris Albina Ragmany. Ir prieš rungtynes Rimantas Viktoravičius išskyrė puolėjas, kurios tikrai yra tokios greitos, mėgstančios bėgti į greitas atakas. Ypatingai 20 numerį išskyrė Ana Baro, būtent kurią aš ir minėjau, Rimantas Viktoravičius. Ir taip pat kraštinius saugus išskyrė ir paminėjo 6 bei 7 numerius. Čia dar viena situacija ir vėl pirma prie kamulio graikė Elizabeth Apostolaki. 6 numeriu žaidžia Denisa Proto, o Suada Ješari šiandien apskritai net neregistruota šioms rungtynėms. Ir kaip kalbėjo, tikrai nebloga komanda. Varžovė ekipa yra tokia jugoslaviška mokykla, Balkanų mokykla, mėgstančios paprovokuoti šios futbolininkės, mėgstančios žaisti kietai. Na ir viską šiandien pamatysime aikštėje. Teko matyti beje Albanijų rungtynes, tai kalbant apie tas pirmasias, kurias laimėjo Albanės su Farerų salų komanda, pačios pirmosios praleido įvartį 31 minutę. Na, o po to 39 pasižymėjo Ješari iš baudos smūgio, o 48 iš karto po pertraukos
Toks kuriozinis baudos smūgis ir įvartis buvo pelnytas, na, po to sugebėjo apsiginti Vlaznija. Ir vėlgi, reikėtų sakyti, kad per tą pirmąjį pusvalandį Vlaznijos komanda buvo aktyvesnė, bet įvartį praleido, įvartį pelnė Klakstein iš Farerų salų komandos, bet laimėjo tą komandą, kuri, sakyčiau, buvo pajėgesnė ten. O po to pajėgesnė ekipa nelaimėjo kitose rungtynėse su Apollon Ladies FC, nes Vlaznija rungtynių pirmajame kėlinyje galbūt ir turėjo porą momentų, bet po to progų nelabai buvo, ypatingai antrajame kėlinyje labai daug dėmesio skyrė gynybai Albanės ir tikrai daug laiko praleido savoje baudos aikštelėje arba prie jos ir sugebėjo išlipti lygiu rezultatu, išlipti iš balos. Na, o Farerų salų komanda muša įvartį į Kipro komandos vartus, tiksliau į savosius vartus įsimuša Jonu iš Apollon Ladies. Ir dabar vėlgi viskas grįžta į tas pačias vėžios, vis dėlto Apollon Ladies FC ir toliau yra pirmoje vietoje, antroje Albanės, trečioje Gintrao universitetas ir paskutinėje Farerų salų ekipa, bet tarkime, jeigu laimi šias rungtynės Gintrao universitetas, būtent ši komanda keliauja į kitą etapą. Priminsiu, kad iš visų tų grupių, kurių atrankos yra net 8, keliauja visų grupių nugalėtojos ir 2 geriausios antrasias vietas užėmusios ekipos, bet Rimantas Viktoravičius apie tą antrąją vietą ir patekimą į kitą etapą net nebegalvoja, nes žiūrint į trečiąją grupę yra Hungarija komanda, kuri kol kas turi 6 taškus ir įvarčių santykis yra +4, 4 įmušti, nei vieno nepraleisto. Taip pat yra ir 7-oje grupėje Glasgow City komanda, kuri turi irgi 6 taškus ir kol kas įvarčiai 6-0, tai yra 6 įmušti, nei vieno nepraleisto. 5-oje grupėje Osijek komanda turi irgi 6 taškus, 15 įmuštų įvarčių ir 1 kol kas praleistas. Taigi tokia ta situacija, na žinoma, dar gali patekti ir tos komandos, kurios turi, na tarkime, 4 taškus, turi Zurich Frauen ekipa. Irgi taip pat gali varžytis dėl tų 7 taškų, kurie, manau, kad tikrai galėtų daug pridėti galimybių patekti į kitą etapą. Pirmoji geltona kortelė bus parodyta šiuose rungtynėse. Aplodismentai tribūnose, šiandien gerbėjų, kurie atėjo palaikyti Gintraos komandą, tikrai yra. Kapitonė, atrodo dabar yra, ne kapitonė, o ta ir štai taip, raudona kortelė 5-ajam numeriui. Lavdijai Begolį, atrodo visų pirma geltona kortelė, po to ir raudona, o čia treneris labai nepatenkintas, dar atrodo, kad jis ir spjaudosi dabar teisėjai. Jam irgi rodoma raudona kortelė, o po to dar meta iš telefono į teisėją. Na čia tokia situacija, kad retas atvejis, retai pamatysime, ypatingai, kad tai yra UEFA čempionių lyga. Štai tokios emocijos. Visų pirma geltona kortelė, po to iš karto raudona 5-ajam numeriui, kurio šiandien žaidžia Lavdija Begolį, po to jau net laiko, nežinau, atrodo, kad tai treneris, ko gero, turėtų būti, jo nervai, ne vyriausiasis treneris. Po to metama ir į teisėją iš telefono. Na, yra Armiras Grimajus. Tai būtų vartininkų treneris. Yra Lazeris Matyja. Techninis direktorius yra gydytojas Arbenas Mloja ir taip pat atrodo, kad tai būtų viskas, nes yra dar ir treneris asistentas, bet tai yra jaunas specialistas. Na, galbūt tai būtų vartininkų treneris Armiras Grimajus. Na, bet tai neturi labai daug įtakos. Nes tiesiog bet kuriuo atveju jau palieka jis stadiono ir netęs šių rungtynių prie savosios komandos. Ir dar gerai tai, kad lieka viena žaidėja mažiau Vlaznijos ekipoje.
Na, Pakruojai ir toliau 1-1, taigi kol kas viskas, sakyčiau, kaip ir sviesta. Reikia tik pačiam Gintaro universiteto futbolininkėms išnaudoti tai, ką susikūrė ir pelnyti įvartį, išnaudoti tą persvarą. Ir perdavimas į baudos aikštelę ir čia nepataiko į vartus dabar Simona Veličkaitė, bet gal ir nuošalė dabar buvo. Pataikė į virpstą. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Dabar jau viena Vlaznijos žaidėjų. Na, nors Armiras Grimajus yra įrašytas kaip vartininkų treneris, bet atrodo, kad būtent šis strategas yra toks aktyviausias žmogus ir tai nėra vyriausiasis komandos treneris Selamis Pepajus. Kiek dabar pavyko rasti informacijos? Šis strategas visuomet per tas pirmasis dviejas rungtynės irgi vadovavo štai taip audringai savo komandai. Na, atrodo, kad tas žmogus, kuris buvo pašalintas, tai ir būtų Selamis Pepajus, kuris įrašytas kaip vyriausiasis komandos treneris protokole, nors aktyviausiai vadovauja savo komandai, dar kartą pasikartosiu, per tas pirmasis dviejas rungtynės aktyviausiai vadovavo būtent vartininkų treneris Armiras Grimajus. Veličkaitė. Perdavimas į kitą kraštą. Gailevičiūtė. Dabar žinoma kiekybinę persvarą reikės bandyti pasinaudoti, bet Vlaznijos komanda parodė, kad gali gintis jau praėjusiose rungtynėse su Apollon Leidis, bet labai anksti tą raudoną kortelę prieš save išvydo viena Albanijos komandos žaidėjų ir tikrai daug laiko teks žaisti turint vieną futbolininkę mažiau. Vlaznijos komandai dar 20 rungtynių minutę paliko aikštę. Ši žaidėja Begoli iš Vlaznijos ekipos. Na, o šios rungtynės tikrai traukia, sakyčiau, sporto gerbėjus ir pačius sportininkus. Yra ir Žolės Riedulio Lietuvos rinktinės žaidėjų, taip pat yra ir Šiaulių futbolininkas, Šiaulių krepšininkas Vytautas Šulskis. Na, o čia ir toliau tribūnose labai nepatenkintas dabar tas atstovas, kuris pašalintas ir rodė tokį judesį ranką ties kaklu vienam gerbėjų. Perdavimas į priekį. Ir nuo Budrytės kamuolys už aikštės ribų. Ir dabar galės grąžinti kamuolį į žaidimą. Septynioliktasis numeris komandos kapitonė Erida Vajakurtai. Čia perdavimas vėlgi į kraštą, kur Simona Veličkaitė, kuri tikrai yra labai greita žaidėja ir tai jau rodė tiek šiame turnyre, tiek Baltijos taurės turnyre, žaisdama už Lietuvos rinktinę. Ana Lekperova grąžina kamuolį atgal, čia Gailevičiūtė. Ir Albanės dabar norėtų kontratakuoti. Apollon Leidis FC muša antrąjį įvartį, Sidira įmuša 26 minutę, taigi kiprietės vėl priekyje. Priekyje 2-1, 26 minutę, šiuo metu ten yra 29 minutė. Ir tokiu atveju vėl Apollon Leidis FC keliauja į
pagrindinės varžybas. Megidoci, jos bandymas ir atrodo kampinis skirtas. 28 rungtynių minutę. Ir kels kamuolį į baudos aikštelę Džemilė Beriša. Ir po standartinių situacijų, žinoma, gali nubausti lietuvės Albanijos komandą. Reikia tikėtis, kad to nebus, nes, tarkime, ir mūsų ekipoje yra tokių žaidėjų, kurios gali sėkmingai žaisti antrajame aukšte, sėkmingai stumdytis baudos aikštelėje, tarkime, ta pati Eletiša Šapė-Imga. Taip pat yra baudos aikštelė ir Dovilė Gailevičiūtė, yra Saimana Lieva ir, žinoma, Vestina Nevardauskaitė. Išžaidžiamas kamuolys dabar, tai yra namų darbai, smūgis, rikošetas ir liečia kamuolį Nevardauskaitė. Kamuolys lekia už aikštės ribų ir dar vienas kampinis. Vėlgi 18 numeris Džemilė Beriša kels kamuolį. Yra ir jaunų žaidėjų, ir patyrusių futbolininkių šioje Albanijos komandoje. Viena tokių patyrusių yra būtent Džemilė Beriša. Jai yra 33 metai. Ji UEFA moterų čempionių lygoje yra sužaidusi 8 rungtynes, daugiausiai kol kas 11 Erida Bairė Kurtai, kuri yra komandos kapitonė. Ir dar vienas kampinis, na, žinant tai, kad mūsų yra viena žaidėja daugiau, tai savotiškai tikrai sėkmingai pastaruoju metu rungtyniauja Vlaznija. Ir vėl iš kitos aikštės pusės dabar jau bandys siųsti kamuolį į baudos aikštelę Džemilė Beriša. Sėkmingai žaidžia ir jaunas futbolininkas Megidoci 2 rungtynės, tai yra šiame sezone UEFA moterų čempionių lygoje, būtent šiame turnyre, ir vienas pelnytas įvartis per jas, jai yra vos 17 metų. Ir grąžins kamuolį į žaidimą vėl Albanės. Pakruojyje ir toliau, kol kas 1-2 rezultatas yra toks ir pralaimi Farerų salų komanda. Budrytė. Į vidurį. Ir čia Gailevičiūtė. O po to galimybė 20 numeriui perdavimą atlikti Anai Baro. O Šiaulius ir gali ir toliau aktyviai palaiko Gintaro universitetą ir tiek pirmosiose rungtynėse, tiek ir trečiosios antrosiose galbūt tas palaikymas buvo šiek tiek mažesnis, bet kai tik gali, tai palaiko Šiaulių gerbėjai Gintaros universiteto komandą. O jau persirengusi grįžta į tribūnas. Visų pirma, norėjo sėstis ant atsarginių žaidėjų suolo, bet techninėje zonoje sėdėti jai nebuvo leista tai futbolininkė, kuri gavo raudoną kortelę. Ir tenka į tribūnas greta trenerio, kuris taip pat pašalintas. Dar kartą į priekį, link 11 numerio Megidoci, kuri tikrai yra greita žaidėja, kažko panašiai į Simoną Veličkaitę mūsų kairiajame krašte. Megidoci dešiniajame irgi jauna žaidėja. Į vidurį vėl Gailevičiūtė.
33 rungtynių minutė, kol kas, sakyčiau, tokių bei itin daug pavojingų momentų vyksta. Rungtynės turėjo gerą šansą. Gintaro universitetas kaip pataikė į virpstą Simona Veličkaitė, bet lyg ir tame epizode dar ir nuošalė buvo užfiksuota. O čia tolimas mėginimas, Dovilė Gailevičiūtė. Ir taip atrodo, kol buvo 11-11, tol netgi Gintaro universitetas žaidė galbūt už varžovės geriau, bet tai yra suprantama, nes dabar atrodo, kad tiesiog labai didelėmis pajėgomis bando gintis Albanės. Nors ir pačios kėlė bene 3 kampinius. Paeiliui. Neverdauskaitė. Budrytei. Budrytė į dešinį kraštą Petrūnavai. Ir Petrūnavai baudos aikštelės prieigas. Čia Veličkaitė baudos aikštelėje ir šansas yra arčiau vartų. Gaudo kamuolį ir po to krinta vartininkės aikštelėje Elizabet Apostolaki. Vienintelė legionierė būtent Albanijų komandoje iš Graikijos. Visos kitos yra Albanės. Alekperova. Budrytė grąžina kamuolį atgal ir čia Šapė Imga. Vėl Budrytė, vėl atgal. Ir tikrai matome, kaip Albanės dabar 9 ginosi. Vienintelė Megi Doci buvo šiek tiek toliau, o po to štai taip iš Megės Docės galima tikėtis ir kontratakos. Jis sukūrė neblogą situaciją. Gerą perdavimą dabar atliko Esmeraldai Franjai. Esmeralda Franja žaidėja, kuri AFA moterų čempionių lygoje sužaidusi kol kas 5 rungtynės, bet jai irgi yra vos 17 metų. Taigi 17-mečių yra 2. Ir Esmeralda Franja, taip pat ir Megi Doci. Ir jos pakankamai aktyvios. Budrytė. Gailevičiūtei. Dabar jau 35 minutė. Perdavimas į kraštą, kur Veličkaitė. Daug techninio broko, daug prarastų kamuolių kol kas. Ir apskritai dabar toks žaidimas, ko nevyksta viduryje. Arba jei tik priartėja prie baudos aikštelės, arba viena arba kita komanda iš karto kamuolį praranda. Šapė Imga. Gailevičiūtė. Liužinaitė. Ir perdavimas į priekį, kur Petrūnava. Dešiniajame krašte ir vėl nesėkminga ataka. Vėl perima kamuolį Albanės. Ir gali kontratakuoti. Į kraštą. Ir krašte nesuspėja 19 numeris Dženetė Kastraty. O vartininkų treneris ir toliau yra aktyvus. Ermiranas Grimajus. Ir Budrytės rizikingas perdavimas. Tokių rizikingų perdavimų šiandien matėme ne vieną. Ir atrodo, tarsi Gintaro universitetas galbūt ir taip nežino, kaip elgtis, kai turi vieną žaidėją aikštėje daugiau. Deniso Proto. Esmeralda Franja ir perima kamuolį dabar Gintaro universitetas. 3-3, galimybė tikrai kontratakuoti yra greita. Simona Veličkaitė kraštu, yra dar ir Petrūnava bėganti. Veličkaitė apžaidžia varžovę ir perdavimas link Vanagaitės nesėkmingas. Petrūnava nebuvo panaudota ir po to Petrūnava smūgis iš aštraus kampo. Gaudo kamuolį Elizabet Apostolaki. Meta kamuolį už aikštės ribų Apostolaki.
Petrūnovai reikia pagalbos. Atrodo, kad jau dabar lyg ir galbūt traukiam raumenis. Nors tai yra 38 minutė. Tai yra trečiosios rungtynės, na tai yra suprantama, daug minučių teko sužaisti. Nežinoma, buvo ir tos pirmosios rungtynės, kurios vyko šeštadienį, buvo ir pirmadienį vykusios rungtynės. O Pakruojyje ir toliau kol kas 1-2. Rezultatas yra toks, ten 40 minutė. Grąžina kamuolį į žaidimą Liudžinaitė. Šapė Imga. Į kraštą. Budrytė ir Budrytė ieško priekio komandos draugį. Puikiai situacija nuošalėje. Dabar atsidūrė Sonata Vanagaitė. Galva tikrai puikiai numetė kamuolį dabar Rasa Imanalieva Vanagaitė, bet Vanagaitė nuošalėje atsidūrė, bet manau, kad tikrai nuošalė nebuvo didelė. Ir situacija tikrai buvo gera. Vienas geresnių šansų kol kas Gintarui universitetui per tas pirmasis 39 nepilnas minutės. Albina Ragmani į priekį. Alekperova. Šapė Imga. Budrytė. Vėl Veličkaitė. Veličkaitė greita žaidėja ir dabar išmaudo varžovių kapitonė. Perdavimas į baudos aikštelę. Vanagaitė atmeta kamuolį atgal. Gailevičiūtė gali mušti ir iš toli. Tai ir pabando dabar. Ir gaudo kamuolį Elizaveta Postolaki. Tikrai geras smūgių turi Dovilė Gailevičiūtė. Teko ir matyti, kaip Lietuvos čempionate muša įvarčius iš toli. Tikrai gražius. Šį kartą nepavyko šis smūgis ir apskritai kol kas Dovilė šiame turnyre įvarčių nėra įmušusi. Visus įvarčius. Ne visus, žinoma, bet daugelį įvarčių pelnė Ana Alekperova. Bent jau taip turėtų būti. Ana Alekperova pasižymėjo 2 kart praėjusiose rungtynėse, vieną nuo 11 metrų žymos, o po to kitas įvartis buvo pelnytas po perdavimo iš vidurio ir tiesiog nesėkmingai sužaidė Farerų salų komandos vartininkė ir būtent vartininkai į savosios vartus buvo įrašytas įvartis, bent jau oficialioje UEFA svetainėje. O tarkime, Sonatai Vanagaitė, žinoma, pirmasis įvartis po standartinės situacijos, kuris krito į Apollon Ladies FC vartus pirmosiose rungtynėse. 18 numeris Džemilė Beriša, kol kas ant vejos. Na, varžovų treneris, bent jau atrodo, kad jis taip įrašytas rungtynių protokole ir jis lyg ir treneris. Galiu, žinoma, ir klysti, bet manau, kad tai yra Selamis Pepajus. Ir jam jau tenka naudotis svetimais telefonais. Ir 18 numeriui galbūt dabar prireiks ir neštuvų Džemiliai Beriša. Neatrodo, kad savomis kojomis paliks aikštę. Keturiasdešimt antroji minutė dabar. O Pakruojyje 2-1 pirmauja Apollon Ladies. Violari ir Sidira įvarčius įmušė. Į Farerų salų komandos vartus į savosios įsimušė Joanų. Dabar apskritai 9 Albanės prieš Lietuvos komandos žaidėjų 11-ką, bet grįžta į kovą ir Džemilė Beriša. Rida Bajekurtai grąžina kamuolį į žaidimą. Letiša Šapė Imga išmuša kamuolį kuo toliau, čia priekyje ieškoma Dženetės Kastrati. Krinta į baudos aikštelės prieigose, pražangos nėra.
Nepatenkintos atsarginės žaidėjas, iš karto treneris ramina ta žaidėjas. Petrūnova krašte vėlgi yra dabar Veličkaitė, bet jai visų pirma kamuolį reikia perduoti, o čia Petrūnovai šį kartą perdavimas pasirinktas, Petrūnova dešiniuoju kraštu ir nesuspėja prie kamuolio. Ir grąžins jį į žaidimą Elisaveta Postolakė. Ne, komandos draugė dabar Albina Ragmanytė daro. Perdavimas į kraštą. Deniso Proto. Į baudos aikštelę ir čia pirma prie kamuolio eina Boiko. Antrosios jos rungtynės būtent šiame sezone UEFA moterų čempionų lygoje. O kol kas šiaip daugiausiai rungtynių Viktorija Budrytė yra sužaidusi UEFA moterų čempionų lygoje 26 ir pelniusi 3 įvarčius, 15 rungtynių yra Rasos Imanalievos sąskaitoje, irgi 3 įvarčiai įmušti, o 14 pelnė Ana Alekperova. Šapė Imga. Į kraštą Budrytė. Veličkaitė, manau, kad pertrauka bus gerai ne tik albanėms, bet ir lietuviams. Turės ką pasakyti Rimantas Viktoravičius, kaip pabandyti įveikti tą sutankintą varžovų gynybą. Ir kaip išnaudoti tą turimą kiekybinį pranašumą. Na, varžovės, manau, kuo toliau, tuo labiau pavargs, jeigu joms ims trūkti. Na, bet kalbėti apie antrąjį etapą tikrai bus sunku, nes kol kas Apollon Ladies FC pirmauja ir toliau. 2-1 prieš Farerų salų komandą. Budrytė. O 6 taškų gali ir nepakakti. Ir tikrai realus variantas, kad nepakaks. Na, nebent labai daug įvarčių reikia įmušti Albanių vartus. Bet ir tai, kitos, na, kaip yra sakęs Rimantas Viktoravičius, tarp tų dviejų antrąją vietą užėmusių laimingųjų dažnai nepatenka ir komanda, kuri turi 7 taškus po 3 rungtynių. Šapė Imga. Gražiai dabar žaidžia Imga Sienėlė, perdavimas į priekį link Vanagaitės. Pirmajame kėlinyje pridėtos 3 minutės. 3 minutės yra pridėtos pirmajame kėlinyje, tai yra logiška, nes stabdymų tikrai buvo ir tas incidentas, ko gero, laiko atėmė daugiausia. Budrytė. Vanagaitė. Ataka kraštų ir čia pražanga prieš vieną Albanių. 18 numerį Džemilė Beriša, kol kas negailė jos lietuvaitės. Baigėsi pirmasis kėlinys Pakruojyje, ten 2-1 pirmauja kiprietės. Violari 15 minutę, Sidira 26 įmušė, o 19 į savosios vartus įsimušė Joanų. Krinta dabar vėlgi viena Albanių, Vanagaitė šį kartą laimi dvikovą. Ir išjungta dabar, galima sakyti, viena Albanių. Jai reikia suteikti pagalbą. Taigi 3 minučių pridėtų gali ir neužtekti pirmajame kėlinyje. Vėl aikštėje neštuvai. Na, taigi, pagal dabartinę situaciją viskas būtų taip. Apollon Ladies FC pirmoji vieta ir, žinoma, 7 taškai. Vlaznijos komanda turėtų 5, Gintaro universitetas turėtų 4, o Klaksvika Retrotarfelag neturėtų nei 1 taško.
Tokia būtų šios šeštosios atrankos grupės situacija. Ir toliau pagalba yra suteikima vienai Albanių. Na, tikrai šiandien nesėkmingos, sakyčiau, Vlazniai rungtynės. Ir dėl tos raudonos kortelės, bet ten ko gero gali patys save kaltinti Albanai. O kalbant apie dabartinę situaciją, tai tiesiog čia jau yra visai kitaip. Ir atrodo, kad greitosios gali net prireikti. Nesinori, žinoma, tokius vaizdus matyti. Reikia tikėtis, kad viskas bus gerai šiai merginai. Šiandien tiesiog yra paskutinės rungtynės, po to vakare laukia ir uždarimas visų komandų. Trenerių, kai ko gero bus galima ir žinoma teisėjų ir viso personalo, kai bus ko gero galima užmiršti tas visas skriaudas. O teks dabar neštuvais palikti aikštę vienai Albanijos komandos žaidėjų. Ir galbūt neteks keliauti į ligoninę. Susiėmusi už galvos, atrodo, yra ši žaidėja. Ir aplodismentai tribūnose, žinoma, supranta futbolą. Čia susirinkė didžiausi, ko gero, futbolo arba moterų gerbėjai. Tai yra 18 numeris Džemilė Beriša, kurios prieš tai irgi negailėjo varžovės, dabar ir štai taip neštuvais palieka aikštę. Dabar apskritai 9 Vlaznijos futbolininkės lieka aikštėje, bet manau, kad tą kėlinį galbūt baigs ir taip Albanijos komanda. Na, po to antrajame bus ir permainų, bet čia stojasi dabar Džemilė Beriša. Apžiūrės greitoji medicinos pagalba. Rida Bajakurtai grąžins kamuolį į žaidimą. Tikrai labai daug laiko dabar prabėgo to pridėto. Užsitęs šios rungtynės. Doci perdavimas į baudos aikštelę. Perima kamuolį dabar lietuvės. Atrodė, kad galimybė kontratakuoti buvo priekyje Vanagaitė, bet Gailevičiūtė nerado būdų, kaip perduoti kamuolį komandos draugiai. O čia Petrūnova pasileidžia dešiniuoju kraštu. Ir norėtų grįžti į kovą Beriša. Galbūt viskas yra gerai šiai futbolininkiai. Imana Alijeva ir čia Vanagaitė. Baudos aikštelėje Sonata Vanagaitė ir dabar atsikirto atgal kamuolį. Galbūt galėjo ir toliau tęsti ataką Vanagaitė, bandyti ieškoti būdų, kaip įmušti. Nusprendė sužaisti atgal ir tas lyg ir geras momentas yra prarastas. Pražanga prieš Alekperovą. Jau rodo į laiką. Albanai norėtų, kad būtų paskelbta pirmojo kėlinio pabaiga. Ir Viktorija Budrytė. Prie kamuolio ji. Nors Ana Alekperova dažniausiai atlikdavo standartinės situacijas. Čia ko gero bus perdavimas į baudos aikštelę, bent jau atrodo, kad realiausiai lyg ir tokia situacija būtų. Pagal tai, kaip Viktorija Budrytė tiesiog žiūri į komandos draugės ir pagal tai, kaip užsimojusi dabar. Ir Budrytės perdavimas, šansas, Petrūnovai kamuolys dabar ir krinta vartininkė, Petrūnovos smūgis ir tai yra viskas, skelbia pabaigą dabar teisėja iš Armėnijos, Neli Stepanjan, kuri ko gero buvo tokia ryškiausia asmenybė pirmajame kėlinyje. Jis baigėsi 0-0. Rezultatas yra toks. Žiūrėsime, kaip viskas klostysis po pertraukos.
Tarsi tokia tradicija UEFA moterų čempionių lygos taurės turnyre, tame kvalifikacinėme turnyre į antrąjį kėlinį teisėjos grįžta paskutinės. Buvo dabar irgi būtent taip pat Neli Steponian, kuri buvo kone pirmojo kėlinio žvaigždė iš Armėnijos. Teisėjauja šiandien Liana Grigorian, Armėnija asistentė, ir Deibet Gok iš Turkijos dar viena asistenčių. Ketvirtoji teisėja yra Melis Oscigdė iš Turkijos. Ir jeigu nematėte pirmojo kėlinio, tai galima sakyti, kad nepaisant to, kad įvarčių nebuvo, bet tikrai turėjote ką praleisti, buvo nemažai momentų tokių, kuriuos verta pamatyti. Visų pirma, ta 20-oji minutė, kai raudoną kortelę gavo Levdija Begoli ir ji buvo priversta palikti aikštę, o po to jau lyg ir bijau sumeluoti iš tikrųjų, kurisgi to personalo atstovas. Na, man atrodo, kad tai buvo tas žmogus, kuris protokole įrašytas kaip vyriausiasis treneris, Selamis Pepajus, irgi gavo raudoną kortelę ir buvo priverstas palikti techninę zoną, o dar prieš tai tiesiog netgi metė telefoną į vieną teisėjų. Buvo visko ir po to tos didelės emocijos ir taip toliau. Ir tuomet, kai liko Vlaznijos komanda 10-tiese, ta ekipa pradėjo daugiau gintis, galima kalbėti ir taip, tiesiog susispaudžiusi žaidė ir lietuviams tikrai nebuvo lengva įmušti. O pavojingiausi momentai galbūt buvo vienas tokių, kai situacija Simona Veličkaitė smūgiavo į artimą į vartų kampą ir pataikė į virpstą. Na, taip pat buvo dar ir daugiau galimybių. Tarkime, Sonata Vanagaitė tikrai gana aktyviai rungtyniavo. Atrodo, kad Rimantas Viktoravičius keitimų nedaro. Vlaznija atrodo irgi nekeičia žaidėjų. Ir šiek tiek atrodo, kad reikia patvarkyti vartų tinklą. Na, o kalbant apie komandų sudėtis, šiandien jos yra tokios. Vlaznijos ekipa, vartininkė, vienintelė legionierė, pirmasis numeris Elisavet Apostolakė iš Graikijos, visos kitos yra albanės, ketvirtasis numeris Albina Ragmani, penktuoju žaidė Lavdija Begoli, bet ši futbolininkė gavo raudoną kortelę. Taip pat rungtyniauja šeštasis Deniso Proto, 11-asis Megidoci, 15-asis Esmeralda Franja, 16-asis Lucija Gini, taip pat 17-asis Erida Baira Kurtai, kuri yra komandos kapitonė. Nepaisant to, kad čia žaidėjai yra 20 metų, bet jau kapitonė. Taip pat 18-asis numeris Džemilė Beriša, 19-asis Dženetė Kastrati ir 20-asis Ana Baro. Tokia yra Vlaznijos sudėtis. Dabar atrodo, kad viskas tiesiog yra gerai ir galima tęsti šias rungtynes. Kaip vyriausiasis treneris įrašytas Selamis Pepajus Vlaznijos komandos protokole. Bet aktyviausias ir emocingiausias vartininkų treneris Armyras Grimajus. O Gintros universiteto sudėtis šiandien yra tokia. Vartininkė, pirmasis numeris Ina Boiko. Šeštasis aikštės žaidėja Letiša Šapė Inga, septintasis Dovilė Gailevičiūtė, aštuntasis Viktorija Budrytė, devintasis Kristina Petrūnova, 10-asis Ana Lekperova, 13-asis Vestina Nevardauskaitė, 14-asis Milda Liužinaitė ir Veličkaitė baudos aikštelėje, pirma prie kamuolio dabar vartininkė. Taigi Milda Liužinaitė, 14-asis numeris, 15-asis komandos kapitonė Rasa Imanalieva, 16-asis Simona Veličkaitė ir 17-asis Sonata Vanagaitė. Rasa Imanalieva yra kapitonė šiose rungtynėse, o Rimantas Viktoravičius treniruoja mūsų ekipą. Jam talkina fizinio parengimo treneris Ričardas Podolskis ir asistentas Andrius Viktoravičius. Komandos gydytoja yra Rūta Puraitė. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. 17-asis numeris Erida Baira Kurtai. Šiaip kalbant vėlgi apie
turnyrinės lentelės padėtį. Primenu, kad tai yra 6 atrankos grupė, kurioje yra 4 komandos ir tame lemiamoje 3 ture visos rungtynės vyksta vienu metu. Ir šiandien taip pat 18 val. Prasidėjo dvikova Pakruojyje, kur žaidžia Klaksvik Erythro Tarfelak iš Farerų salų ir Apollon Ladies FC iš Limasolio iš Kipro. Ir kol kas kiprietės pirmauja 2-1. Ir tokiu atveju Kipro komanda pirma, Vlaznija pagal dabartinę situaciją antra, Gintaro universitetas 3 ir Klaksvik Erythro Tarfelak yra 4. Na, antrosios vietos irgi norėtųsi, nes tai yra galimybė, tarkime, kitais metais galbūt patekti ir į antrąją krepšelį traukiant burtus ir tiesiog gauti sąlyginai silpnesnį varžovą, nes, kaip kalbėjo prieš rungtynes Rimantas Viktoravičius, tiesiog tas 3 krepšelis yra labai neparankus, nes pirmasias rungtynės tenka žaisti su komanda, kuri pirmąją vietą iš pirmojo krepšelio yra atėjusi ir jai prognozuojama pirmoji vieta, tarkime, dabar irgi tai buvo su Apollon Ladies FC iš Kipro. Teko rungtyniauti pačiose pirmosiose rungtynėse. Tolimas smūgis, Dženetė Kastraty mušė, į vartus nepataikė. 49 minutė. Beriša. Ir gražins kamuolį į žaidimą Liucija Džini. Ir štai taip išlaikė kamuolį dabar Doci ir uždirbo kampinį, kuri atrodo, kad pati ir bandys kelti. Megi Doci, jauna futbolininkė, kuriai 17 metų, bet jau vieną įvarčių šiame turnyre yra įmušusi. Ir tikrai tokia aktyvi žaidėja. Perdavimas į baudos aikštelę ir gaudo kamuolį Ina Boiko. Gana triukšmingai surikusi, kad ji prie kamuolio bus pirma. O čia tokia pavojinga situacija ir vėl Boiko dabar nepriekaištingai rungtyniauja. Gaudo kamuolį po tolimo smūgio. Ir gražinamas kamuolys į žaidimą. Boiko perdavimas į kraštą, Petrūnova. Gailevičiūtė. Perima kamuolį Franja. Ir dabar jau Budrytė. Meta kamuolį į kovą, čia Petrūnova. Budrytė kairiame krašte, dešiniajame gynybos krašte žaidžia Liužinaitė, centro gynėjas Šapė Inga ir Neverdauskaitė. Atraminės saugės pozicijoje Gailevičiūtė, taip pat centro saugė Alekperova. Dar kairiajame krašte žaidžia Petrūnova, dešiniajame Veličkaitė, dvi puolėjas, atsitraukusi Rasa Imanalieva, o atakos Maigalyje Sonata Vanagaitė į baudos aikštelę perdavimas ir prie kamuolio pirma Apostolakė, kol kas ji tikrai irgi yra vartininkė, kurią galima pagirti, nes šiandien Apostolakė nelabai klaidų padaro. Apskritai nepamenu, kad klaida kokia būtų. Doci. Išleidžia kamuolį dabar Megi Doci. 51 rungtynių minutė. Ir Liužinaitė grąžina kamuolį į žaidimą. Kovinga futbolininkė yra Milda Liužinaitė. Baira Kurtai. Į vidurį, kur Budrytė dabar kovoja su varžovėmis, kurios atrodo, kad nuošaliai dar ir atsiduria. Čia 52 minutė, o Pakruojyje jau 60. Na tikrai užsitęsė tas pirmasis kėlinys. Ir šiuo metu rezultatas Pakruojyje yra 2-1 Apollon Ladies FC naudai. Neverdauskaitė ir kaip dabar kovoja Ana Baro.
Kaip ir minėjau, kiek teko informacijos rasti, Ana Baro yra žaidėja, kuriai 21 metai. Čia pavojinga situacija gali būti vėl. Vartininkė prie kamuolio pirma, gimusi Ana Baro yra Italijoje, Milane. Ir žaidusi Vokietijos regionų lygoje. Ir taip pat rungtyniauja Albanijos rinktinėje. Petrūnova. Imanalyva stabdosi kamuolį dabar štai taip techniškai ir po to iš toli pabando Gailevičiūtė. Niekaip neprisitaiko Dovilė. Kol kas ji neįmušė šiame turnyre. Septyni taškai Apollon Ladies. 5 Vlaznija, 4 Gintra ir 0 Klaksvikar komanda. Kol kas ta statistika būtų tokia pagal taškus, jeigu rungtynės baigtųsi taip, kaip dabar viskas yra, bet reikia tikėtis, kad Gintra universitetas dar tikrai išnaudos tą kiekybinę persvarą, įmuš. Manau, kad Albanų jėgos vis tiek neturėtų būti geležinės, nėra lengva žaisti nuo 20-osios minutės, tai yra 70 minučių, turint vieną žaidėją mažiau. Veličkaitė į priekį link Vanagaitės. Doci. Ir vėl Neverdauskaitė perima kamuolį. Ir po to vėl tas techninis brokas, vėl klaidos, šiandien tikrai netrūksta jų. Perdavimas į dešinį kraštą ir čia baudos aikštelėje dabar Albanija. Ir ji muša virš vartų, nesėkminga atakos pabaiga. Ir gražins kamuolį, dabar jau į žaidimą eina Boiko. Petrūnova. Gailevičiūtė. Alekperova į priekį. Ir perima kamuolį Esmeralda Franja. Po to dar viena nuošalė, dabar bene 4 Albanės pretendavo į nuošalę. Ir Budrytė prie kamuolio lieka. Na, galima kalbėti ir apie atsarginės futbolininkės mūsų komandoje, kurios dar gali būti mestos į kovą. Ugnė Šmitaitė, taip pat Algimantė Mikutaitė. Čia štai tokia situacija ir įvartis. Įvartis, kurį muša Sonata Vanagaitė. Vėlgi ji laiku ir vietoje atsiduria. Na, kaip tik norėjau sakyti, kad būtų gerai pasižymėti, nes, tarkime, praėjusiose rungtynėse, kai pirmasis įvartis krito į Klaksvikarį Trotarfelag vartus, iš karto lengviau buvo žaisti Gintra universitetui, tai buvo akivaizdžiai matoma. Ir dabar įvartis yra įmuštas. Sonata Vanagaitė atsidūrė vėlgi laiku vietoje ir vėl panašus įvartis, tarkime, kaip ir tas pirmasis pelnytas į Apollon Ladies FC vartus. Vėl vartininkė nesužaidė užtikrintai. Šį kartą graikė Elisaveta Postolaki. Ir įvartis, kurį muša Vanagaitė. Taigi Algimantė Mikutaitė, Kamilė Vaičiulaitytė, Samanta Karasiovaitė, vartininkė Greta Kaserytė ir Rimantė Kunickaitė yra ant atsarginių žaidėjų suolo ir gali dar šiandien pasirodyti aikštėje. O tarkime, Vlaznijos ekipoje Greta Lazri, Desantila Hožai, taip pat Jezmira Tula, Arlina Grūda, Viona Režapi, kuri yra vartininkė, ir taip pat Feride Kastrati ir Donilda Sufai dar gali pasirodyti aikštėje. Dabar jau situacija yra tokia. Apollon Ladies FC 7 taškai, Gintra universitetas 6 ir Vlaznija 4, Klaksvikarį Trotarfelag 0. Ir dabar reikia melsti stebuklo, kad jis būtų Pakruojyje. 65 minutė ten ir kol kas Klaksvikarį Trotarfelag pralaimi vienu įvarčiu. Taigi, tarkime, jeigu dar vienas tikslus smūgis, dar galima kažko tikėtis. Ne, 60 minutė Eliza Brito įvartį muša. Ir 65 minutę dabar jau rezultatas yra 3-1 Apollon Ladies FC naudai. Taigi atrodo, kad stebuklų Pakruojyje greičiausiai galime nelaukti.
kad ir kaip tai būtų gerai ir kaip to norėtųsi. Na, vartininkė, kaip ir minėjau, atsarginė yra Vlaznijos ekipoje Vijona Redžepi. Elisaveta Apostolaki yra graikė, o Vijona Redžepi yra vartininkė iš Albanijos ir gerokai jaunesnė. Jei, tarkime, vartų sargiai Apostolaki yra 27, Redžepi yra vartininkė, kuriai 18 metų. Na ir lyg ir keitimo ženklus mačiau. Taip, vartininkė bus keičiama ir dabar 18 metė vartininkė savo šanso sulauks. Apskritai, Vlaznijai, sakyčiau, labai nesėkmingos rungtynės. Tiek ir traumų buvo ir ta raudona kortelė. Na, bet dėl raudonos kortelės vėlgi pasikartosiu, albanai gali kaltinti tik save. Elisaveta Apostolaki keičiama ir Vijona Redžepi aikštėje. Substitution Vlaznija, number 12, Vijona Redžepi taking a place of number 1, Atrodo, kad tikrai tokia Apostolaki. Apostolaki fiziškai galingesnė vartininkė. Gerokai mažesnė, kresnesnė, kabutėse lieknesnė yra Redžepi. Ir matysime, kaip jai seksis. Atrodo, kad Apostolakė susijėmusi už peties. Dabar galbūt išsinarino petį, galbūt dar kažkokios kitos problemos. Pagalbą suteikė jai ekipos gydytojas Arbenas Mloja. Ir čia 17 numeris kavoja dėl kamulio, Rida Bairakurtai. Grąžina kamulį į žaidimą šiaulietės, tai daro dabar Petrūnova. Liužinaitė, Veličkaitė. Ir Veličkaitė baudos aikštelės prieigose, perdavimas dabar į Manalievą, atmestas kamuolys atgal, smūgis iš toli ir pirmasis krikštas vartininkai, bet vėl Vanagaitė prie kamulio pirma ir pavojinga situacija ir ojojoj, kokia situacija dabar buvo ir atrodo, kad pataiko į savo žaidėją, galbūt net Simona Veličkaitė, į Sonatą Vanagaitę. Na, kaip ten bebūtų, įvarčio nėra, nors tušti vartai dabar buvo. Na, net nusijuokė dabar pasižiūrėjusi į mane ta futbolininkė, kuri gavo šiandien raudoną kortelę, Levdija Begoli. Anabaro. Ir dabar jau nuošalės nėra. Išlaukė savo momento šį kartą Vlaznija, Džanetė Kastrati. Šešiasdešimtoji minutė baigėsi. Ir čia, dar kartą primenu, rezultatas yra 1-0. Po Sonatos Vanagaitės įvarčio 55 minutę, dabar Algimantė Mikutaitė pasirodė aikštėje, ji yra gynėja ir keičiama saugė Dovilė Gailevičiūtė. Na, dabar greičiausiai sakyčiau, kad stiprinama gynyba. Ir Algimantė Mikutaitė žais galbūt gynybos krašte, o Milda Liužinaitė atraminė saugės pozicijoje, kai buvo pirmosios rungtynėse pirmajame kėlinyje. Ir kels kampinį. Dabar Džemilė Beriša. Tikrai daug kentėjusių pirmajame kėlinyje. Į baudos aikštelę perdavimas ir čia kaip kovoja dabar Vestina Neverdauskaitė, perimdama kamuolį ir suteikdama šansą kontratakuoti, bet tas šansas tuo ir baigėsi, kad perima kamuolį varžovas, bet iš karto Gintra gali pratęsti šį išpuolį. Pakruojyje kol kas ir toliau 3-1. Epalon Ladies FC naudai, o čia Petrūnova baudos aikštelėje smūgis ir gelbėjo dabar savo komandą.
vartininkė, dar viena galimybė ir bando pataikyti į vartus. Imanalieva irgi neįmuša. Bet vartininkė, kuri taip pasirodė aikštėje, 18-metė vartų sargė. Tikrai kol kas neblogai žaidžia Vijona Redžepi. Ir dabar išgelbėjo savo komandą, o čia puikus šansas, žinoma, buvo Imanalievai ir Imanalieva neįmušė. Franja perima kamuolį Imanalieva. Na vėlgi, atrodo, pirmasis įvartis krito ir iš karto žaidimas visai kitoks. Iš karto plotai atsiverė. Oi, vėl per toli atsileidžia kamuolį. Dabar Kristina Petrūnova. Ir vėl Imanalieva. Petrūnova. Smūgis ir pataiko į varžovę. Mikutaitė. Atrodo, kad Algimantė Mikutaitė žaidžia viduryje. Veličkaitė, dabar jau jos smūgis ir štai tokia nepasiruošusi šį kartą Vijona Redžepi užklumpa į artimai vartų kampą. Tikėjusi, atrodo, mano išgirta Redžepi, kad bus perdavimas, bet ne, yra smūgis į vartus. Gintra universitetas, įvarčio autorė 16 numeris Simona Veličkaitė. Na, galima dabar žiūrėti į tas kitas grupės. Scored number 16 Simona Veličkaitė. Grupių tikrai yra daug ir reikėtų pasižiūrėti, kaip viskas klostosi. Dabar jau, tarkime, mūsų toje šeštoje grupėje, čia viskas aišku, Apollon Ladies FC ko gero bus pirmos. Šios komandos futbolininkės turės 7 taškus, Vlaznija ko gero su 4 liks trečia, o Gintra universitetas su 6 užims antrąją vietą. Dabar jau Gintros universiteto sąskaitoje yra +2, bet kalbėti apie kažkokias didesnės galimybės tikrai yra labai sunku, nes kitose grupėse tiesiog labai dideli rezultatai kai kur yra. Tarkime, pirmoje grupėje Konak užima kol kas antrąją vietą su 6 taškais. Smūgis iš toli ir gaudo kamuolį dabar ta pati vartininkė Redžepi. Konak kol kas 6 taškus turi, Zurich iš Austrijos turi dabar 7, bet Konak, tarkime, turėjo įvarčių santykį +12 prieš šias rungtynes. Nepaisant to, kad dabar ta dvikova pralaimima 0-3, bet ir toliau lieka tikrai solidus įvarčių santykis. Vieną grupę pažiūrėjome, tarkime, žiūrint į kitą grupę, į antrąją grupę. Čia kol kas situacija tokia, kad Olimpija iš Klužo yra antra su 6 taškais. Čia buvo +4 santykis, o dabar jau laimima 3-0, taigi +7. Situacija, na, visiems aiškiai, tarkime, jau 2 grupės tokios yra, žiūrint į trečiąją atrankos grupę, kurioje kol kas po 7 taškus turi abi komandos, kurios užima pirmąją ir antrąją vietą. Na, čia irgi viskas yra aišku. Taigi šansų tikrai yra labai mažai. Reikia tikėtis vis dar stebuklo Pakruojyje, bet ten 3-1. Apollon Ladies FC pirmauja prieš Klaksvika Rytrotar Felag. Boiko. Na, kaip ten bebūtų galima tiesiog gerinti savo tą įvarčių santykį, galvojant apie kitus metus ir apie sąlyginai silpnesnius varžovus, nes, tarkime, Gintra universitetas, jeigu šiandien tiesiog sumuštų savo varžovės tą tiesiog gulinti priešininką, kuris dabar yra aikštėje, tokiu atveju galėtų galvoti ir apie antrąją atrankos krepšelį. Veličkaitė baudos aikštelėje. Ir čia 14 numeris mūsų komandoje Liužinaitė. O čia keitimas dabar atliekamas. 3 numeris pasirodo aikštėje Greta Lazri. Irgi jauna futbolininkė, prieš 7 dienas jai sukako 19 metų.
Ir keičiamas 19 numeris, kuriuo žaidė Dženetė Kastraty. Substitution Vylaznia. Dženetė Kastraty, 3. Greta kuri dabar Lazary yra is taking keičiama. the place of number 19 Šanetė Kastraty. Žaidėja, kuriai 21 metai ir tai yra jai debiutas UEFA moterų čempionių lygoje, o Greta Lazary 9 rungtynės iki tol UEFA moterų čempionių lygoje yra sužaidusi, nepaisant to, kad jai yra vos 19 metų šiuo metu, bet šiame turnyre ji debiutuoja, nes per pirmasias 2 rungtynės Lazary aikštėje nebuvo, ji nežaidė. Petrūnova. Štai tokia situacija, priversta išmušti kamuolį Greta Lazary. Neseniai pasirodžiusi aikštėje, 68 minutė. 2-0 čia. 50 minutė, 55 Sonata Vanagaitė ir 63 Simona Veličkaitė. O Polon Leidis 15 Vielari, 26 Sidyra, Elisa Brito 60. Tokie buvo 3 įvarčiai, kol kas į Klaksvika Retrotarfelag vartus Pakruojyje. O Klaksvika Retrotarfelag neįmušė į savosios vartus, įsimušė 17 numeris puolėja Sonata Vanagaitė, kuri pelnė ir šiandien įvartį, yra keičiama, vietoje jos 5 numeris Kamilė Vaičiulaitytė. Ir dabar Rimantas Viktoravičius, atlikdamas dar vieną keitimą, atlieka antrąjį. Dar yra Ugnė Šmitaitė, yra Samanta Karasiovaitė, yra vartininkė Greta Kaselytė, yra Rimantė Kunickaitė ant atsarginių žaidėjų suolo ir jo žinoma dar gali būti mestos į kovą. Krinta dabar ant vėjos viena Vlaznijos žaidėjų, geltona kortelė iš karto aikštėje pasirodžiusiai 5 mūsų komandos numeriui Kamiliai Vaičiulaitytei. Ir toliau tenka kamuotis dėl skausmo Vlaznijos ekipui, nors, kaip ir kalbėjo Rimantas Viktoravičius, čia yra Balkanų Jugoslavų mokykla. Ir tiesiog mėgsta paprovokuoti, mėgsta pavaidinti Albanės, galbūt šiandien irgi tiesiog tos vaidybos buvo. Na, kalbant apie Džemilę Berišą, tarkime, jį pirmajame kėlinyje paliko aikštę su neštuvais ir ant neštuvų ir dabar ir toliau jį rungtyniauja. Ir tai šį kartą atrodo ta futbolininkė, kuri susižeidžia, yra 15 numeris. Esmeralda Franija, ir Esmeralda Franija yra apskritai jauniausia visoje Vlaznijos komandoje. Yra vienintelė gimusi 1997 metais, visos kitos yra vyresnės. Na, vyriausia būtent Džemilė Beriša, kuri gimusi 1981. Na, mūsų komanda tikrai yra labai jauna, ką ir kalbėjo prieš šias rungtynės Rimantas Viktoravičius, sakydamas, kad ir kaip susiklostytų šis turnyras, tai mums tikrai labai gera patirtis šiame turnyre. Yra labiau patyrusių futbolininkių, 24 metai Viktorijai Budrytei, 23 Rasai Manalijevai, 25 Rianai Alekperovai, 27 Letišai Šapė Jimgai, 27 Inai Boiko, visoms kitoms 22 arba mažiau. Esmeraldai Franijai pagalba yra suteikiama ir toliau. Ir grąžins kamuolį į žaidimą. Dabar jau grąžina Deniso Proto.
Imanalieva atgal ir čia Petrūnova. Imanalievai nuošalė užfiksuota. Pakruojyje 79 minutė jau ir ten kol kas Apollon Ladies FC 3-1 pirmauja prieš Klaksvik Retro Tarfalag. Ir Rida Nembaira Kurtai į priekį. Perdavimas šį kartą į niekur. Kamilė Vaičiulaitytė neseniai pasirodžiusi aikštėje, dar trūksta galbūt to įsižaidimo į šias rungtynes. O čia atrodė, kad be pražangos sužaidė Neverdauskaitė, bet pražanga yra užfiksuota. Mūsų komandos vidurio gynėjai. Ir 18 numeris Džemilė Beriša prie kamulio. Ir 11 Megidoci. Taip pat apie 20 minučių dar lieka iki rungtynių pabaigos. Dvi futbolininkės dabar sienelėje, tai yra Ana Lekperova ir Simona Veličkaitė, o čia dar vienas keitimas Vlaznijos komandoje. Ir 10 numeris pasirodo aikštėje, tai yra Arlinda Grūda. Dar viena jauna žaidėja, kuriai 18 metų ir keičiama 20 numeris Ana Baro, kurią minėjau šiandien. Ana Baro, žaidėja, kuriai yra 21. Čia štai toks smūgis, nepataiko dabar į vartus Megidoci. Budrytė. Praranda kamuolį dabar Viktorija Budrytė ir trim dabar jau gynėjam reikia stengtis apsiginti nuo šio išpuolio. Ir čia Liučiūnaitė, kaip ir kibusi prie varžovės, prie 18 numerio Džemilės Beriša. Vyriausios futbolininkės Vlaznijos komandoje. Ir siūs kamuolį į baudos aikštelę. Dabar viena Vlaznijos žaidėjų. 18 numeris. Tai buvo Džemilė Beriša vėlgi ir čia Ina Boiko prie kamuolio. Ir iš karto greitai grąžina kamuolį į žaidimą, ieško priekyje aukštos gana žaidėjos Kamilės Vaičiulaitytės. Ir Kamilė viena dabar kovoja su varžovėmis. Rasa Imanalieva dabar atakos smaigalyje žaidžia. Kamilė Vaičiulaitytė tokios atakuojančios saugės pozicijoje. Dabar jau ko gero panašiau galbūt į 4-5-1. Nors galbūt ir puolėjos vietoje žaidžia Kamilė Vaičiulaitytė, vietoje Sonatos Vanagaitės. Albina Ragmany grąžina kamuolį į žaidimą. Beriša. Tarp mūsų kelių mūsų žaidėjų ir čia štai toks smūgis, o po to Boiko kojomis dabar išgelbėja mūsų komandą. Bet ko ne 5 berods mūsų žaidėjas sugebėjo įveikti Beriša. Petrūnova. Ir Vaičiulaitytė yra ir Veličkaitė visiškai laisva, gauna kamuolį dabar jis smūgis ir nesėkmingas užbaigimas. Nors situacija tikrai buvo gera, bet nepavyko dabar pasižymėti Simonai Veličkaitei, kuri apskritai tokia nelaimėlė kabutėse šiame turnyre. Nesakau, kad daro kažką blogai, tikrai viskas gerai ir labai aktyviai žaidžia krašte. Atrodo, kad proga susikūrė, bereikia ją tik išnaudoti, bet nepavyksta įmušti. Tarkime, pirmosiose rungtynėse, dar pirmajame kėlinyje, žaidžiant su Kipro komanda, pataikyta į skersinį. Šiandien irgi buvo virpstas ir po to
Dar buvo ir gerų situacijų tiek šiandien, tiek su Klaksvik ir Triotarfelag. Alekperovas perdavimas į priekį, čia Iman Alijeva atakos smaigalyje. Petrūnova, jos smūgis į artimą į vartų kampą, nepataiko į vartus, bet atrodo, kad rikošetas lyg ir buvo. Taigi dar vienas kampinis, rezultatui esant 2-0. Šiandien Vanagaitė 55-ąją, Veličkaitė 63-ąją įmušė, o Pakruojyje Elisa Brito dar galėjo ir 4-ąją Polon Ladies FC įvartį pelnyti, bet nerealizavo 11 metrų baudinio. Ir Petrūnova grąžina kamuolį į žaidimo, čia Mikutaitė. Į priekį ir pirmą dabar prie kamuolio vartininkė Viona Redžepi. Septyniasdešimt 9 minutė. Ir kapitonė Erida Bairakurtai grąžina kamuolį į žaidimą. Čia Alekperova. Jos perdavimas į priekį ir Petrūnova dar vieną šansą turi, bet laiku vartus paliko Viona Redžepi. Na, vis dėlto, kad ir praleido, tarkime, tą vieną įvartį, kurį Veličkaitė įmušė 63 minutę. Vis dėlto buvo tikrai gerų epizodų vartininkė žaidime. Veličkaitė 63 minutę įmušė. Nepaisant to, kad, kaip ir minėjau, toks neįtin sėkmingas turnyras, nes niekaip nepavyksta daugiau progų išnaudoti, kurių tikrai yra. Vėl Veličkaitė ir dabar jau antrasis įvartis, atsiimu visus žodžius. Simona Veličkaitė muša dublį ir rezultatas dabar jau yra 3-0. Plius 3, dabar jau mūsų sąskaitoje. 16 numeris Simona Veličkaitė. Ir vėlgi kolegos sufleruoja, kad per istoriją pirmąjį kartą būtent 2 pergalės iškovotos. Tai yra tikrai, sakyčiau, žingsnis į priekį. Milda Liužinaitė yra keičiama, su šypsena palieka aikštėje ir Ugnė Šmitaitė pasirodo aikštėje. Number 2, Ugnė Šmitaitė, taking a place of number 14, Milda Liužinaitė. Taigi Simonos Veličkaitės dublis. Galėjo, žinoma, ir daugiau įmušti Veličkaitę, bet įmušė 2 ir tai tikrai yra gerai, labai gerai. Šapė Imga. Į kraštą perdavimo Šmitaitė, Šmitaitė į priekį. Ir čia Vaičiulaitytė. Gynė. Ir grąžins kamuolį žaidimo dabar jau vartininkė. Na, Pakruojyje situacija ir toliau yra tokia pati, 3-1, 89 minutė, taigi jau ko gero galima konstatuoti faktą, kad Gintaro universitetas komanda, kuri pirma nebus, bet antrą vietą užims savoje grupėje. Galima vėlgi žiūrėti į tas kitas grupės ir žiūrėti, kaip viskas gali būti. Bet šansų tikrai nėra daug. Tarkime, žiūrint vėlgi į tą pirmąją grupę. Kaip viskas ten vyksta šiuo metu. Ten kol kas antrąją vietą užima Konak, komanda, kuri turi 6 taškus. Ir šios komandos įvarčių kraitis buvo 13-1 iki šio turo. Tai plus 12, dabar praleisti 4, lieka plus 8, mūsų plus 3. Taigi pirmai grupiai vėlgi
nusileidžiame. Kalbant apie antrąją grupę, ten kol kas situacija yra tokia, kad antrąją vietą užima Klužo Olimpija su 6 taškais. Ir Klužo Olimpija buvo +4, o dabar, kadangi laimi prieš savo varžovės 4-1, tokiu atveju jau +7 ir tai jau irgi yra daugiau. Ir žiūrime dar į trečiąją grupę. Ir trečiojoje grupėje kol kas situacija yra tokia, kad antrąją vietą užima MTK komanda, kuri turi 7 taškus. Ir vėlgi tai yra situacija, kad geresnė yra ta komanda, kuri trečiojoje grupėje užima antrąją vietą nei Gintaro universitetas. Ir čia atrodo, kad dar ir lietus prasideda, taigi atgaiva futbolininkėms, nors šiandien Šiauliuose tikrai šilta labai jau nėra. Veličkaitė, perdavimas į Manalievą, ji baudos aikštelėje ir smūgis, ko gero, į tolimą į vartų kampą. Jeigu būtų prie kamuolio pirma, Vaičiulaitytė būtų nuošalė. Dar kartą į vidurį. Ir vėlgi galės grąžinti kamuolį į žaidimą Albanės. Šmitaitė grąžina kamuolį į žaidimą. Šmitaitė dabar dešiniajame gynybos krašte, kairiajame lieka Budrytė. 2 centro gynėjas dabar jau yra, atrodo, Mikutaitė ir taip pat Liužinaitė, o Šapė Imga žaidžia atraminę saugės pozicijoje. Vaičiulaitytė baudos aikštelėje. Arčiau vartų, puikiai situacija ir 4. įvartis ir Saimo Nalieva įvartį muša. Na, bet tikrai labai daug įvarčių reikia, norint patekti į pagrindinį turnyrą. Na, bet kaip ten bebūtų, vėlgi, galime žvalgytis į kitus metus. Tokiu atveju, jeigu galbūt viskas gerai susiklostytų, galima galvoti apie antrąjį krepšelį ir apie sąlyginai silpnesnius varžovus. Na, palūžo šiandien žinoma Vlaznyje ir palūžo visų pirma, ko gero, dėl tos raudonos kortelės, kai liko 1 žaidėją mažiau. Viskas labai prastai šiandien susiklostė Vlaznyje, viskas, galima sakyti, kad gerai vyko mums. Grąžinamas kamuolys atgal. Po to į kraštą, kur Albina Ragmany. Ir Neverdauskaitė prie kamuolio dabar. Na, manau, kad Šapė Imga tikrai gali pakovoti dėl tų aukštų kamuolių, gali galbūt keliauti ir į priekį, kai tos standartinės situacijos ar tiesiog aukšti perdavimai bus. Ir čia ieškoma priekyje Vaičiulaitytės arba tiesiog Alekperovas. Šapė Imga. Budrytė. Į priekį ir čia Petrūnova dabar krašte. Ir Petrūnovo smūgis ir labai gražus, bet nepataiko į vartus dabar Petrūnovo. Kamuolys paglosto skersinį, galėjo būti jau ir 5-0. Na, tikrai reikia kuo daugiau įvarčių. Nors situacija tikrai yra nepavydėtina, kalbant apie tą antrąją vietą. Viskas Pakruojyje rungtynės jau yra baigtos ir ten rezultatas 3-1. Apollon Ladies FC nugalėjo Klaksviką Retro Tarfelag. Visus 4 įvarčius įmušė kiprietės. Violari 15 minutę, į savus vartus Joanų 19, Sidyra 26 ir Eliza Brito 60 minutėmis mušė tose rungtynėse Pakruojyje. Budrytė. Į baudos aikštelę link Manalievos, į Manalievą nuošalėje. Na, o šiandien čia
Vanagaitė 55 minutę, 63 Veličkaitė, 79 vėlgi Veličkaitė ir 85 Imanalieva. Vos papeikiau Veličkaitę, kad nepavyksta jai pelnyti daugiau įvarčių, nes progų tikrai turi. Kol kas vienintelis įvartis buvo, bet iš karto ir antrasis. Ir Imanalieva taip pat įmušė pirmąjį įvartį šiame turnyre kol kas. Veličkaitė 2, Vanagaitė 2 ir Alekperova taip pat, sakyčiau, 2, nors vienas įvartis įrašytas varžovių vartininkiai. Ir į priekį dabar Viona Redžipi. Albina Ragmany ir Algimantė Mikutaitė kamuolį perima. Mikutaitė irgi čia yra galbūt geras toks jėgų patikrinimas. Buvo geras ir praėjusios rungtynėse, galimybė tiesiog psichologiją savo pasigerinti. Nes pirmosios rungtynės tikrai buvo prastos. Ir buvo, tarkime, vienas tiesiog padovanotas kamuolys varžovams, kai įvartis įmuštas. Ir po pirmojo kėlinio Algimantė Mikutaitė buvo pakeista. Šiandien tikrai kol kas solidžiai žaidžia. Varžovės tiesiog jau yra palūžusios ir dabar Gintaro universitetas bando ir toliau mušti tas gulinčias varžovės, kurios būtent yra tokios. Bet, sakykime, yra tokios dėl savų priežasčių, dėl tos raudonos kortelės. Ir už aikštės ribų kamuolys. Taigi jis atitenka mums ir grąžins kamuolį į žaidimo Šmitaitę. Gintaro universiteto komanda, žinoma, sudaro daugelis Lietuvos rinktinės futbolininkų, bet kaip kalbėjo prieš šį turnyrą Vestina Neverdauskaitė, tikrai negalima palyginti, kuri komanda yra stipresnė ir kuri tiesiog žaidžia geriau. Skiriasi deriniai, skiriasi žaidimas, žaidimo planas. Taip pat yra ir kitų futbolininkų. Na, bet patys Gintaro universiteto atstovai prieš šį turnyrą džiaugiasi, kad tai yra tiesiog pati pajėgiausia galbūt Gintaro universiteto komanda istorijoje, nes kone yra pagrindinės Lietuvos rinktinės žaidėjos, kurių labiausiai reikia, ir prie jų dar galima pridėti ir legionierės, kurių taip pat yra, ir Šapė Imga, ir Ana Alekperova, ir Ina Boiko, ir Kristina Petrunova, kurios tikrai yra gero lygio legionierės. Ir šis turnyras, ko gero, tai ir rodo. Pirmąjį kartą atrodo, kad istorijoje per 10 metų, kiek dalyvauja Gintaro universitetas, iškovotos 2 pergalės ir 6 taškai. Gaila, kad taip susiklosti rungtynės su Apollon Ladies. Tokiu atveju, jeigu bent jau lygiosios būtų, mūsų komanda būtų pirma. Na, bet yra kaip yra. O dabar pagalbą reikia suteikti vienai Vlaznijos komandos žaidėjų. Netrukus pasirodys pridėtas laikas, tai yra 4 minutės. Na, kai kur atrodo, kad jau tiesiog turėjo tikrai pasibaigti rungtynės ir galima kalbėti apie finišus skirtingose grupėse. Taigi atrodo, kad viskas yra pirmojoje grupėje, ten pirmoji vieta. Tuoj pasižiūrėsiu, kuriai komandai atitenka, o jie atitenka Ciuricho ekipai 7 taškai, Konak komanda su 6 užima antrąją vietą. Ir ten situacija tokia, kad Konak komanda turėjusi plus 12 įvarčių santykį, šiandien 4 pasigerino pralaimėjusios ir dabar turi plus 8. Po to vėlgi, kalbant apie antrąją grupę, ten dar vienerios rungtynės vyksta, bet kol kas irgi 93 minutė. Klužo komanda Olimpija užima antrąją vietą su 6 taškais ir turėjo plus 4 įvarčių santykį, dabar turi po pasibaigusių rungtynių. Ji dar pasigerinusi, nes dvikova baigėsi 4-1.
Taigi +7. Na ir dar vieną grupę galima pažiūrėti, ar tiesiog jau visi šansai nuplaukė, ar dar teorinių galimybių yra. Baigėsi ir visos trečiosios atrankos grupės rungtynės. Dar kartą nuošalė. Vienai Albanių. Ir Pomūrija ekipa turi 6 taškus. Nesibaigia rungtynės lygiosiomis, bet Pomūrija ekipa turėjo +8 įvarčių santykį, dabar jau lieka +7. Taigi tikrai Gintaro universitetui nepavyks patekti į kitą etapą, na bet ką padarysi. Reikės atidėti tikslus kitiem metam, bet irgi šis pasirodymas tikrai buvo labai geras. Ir ką ir kalbėjo prieš rungtynes Rimantas Viktoravičius, kad ir kaip pasibaigtų šis turnyras, jis tikrai buvo geras, gavome daug patirties. Dabar Budrytės smūgis iš toli ir atmuša kamuolį Redžepi. Pridėtas laikas dabar jau lieka. Apie porą minučių. Vanagaitė 55 minutė, Veličkaitė 63 ir 79, Imanalieva 85. Perdavimas į baudos aikštelę ir tai gali būti dar vienas įvartis. Smūgis į tolimą į vartų kampą ir įvartis yra. Viktorija Budrytė muša ir ji. Laznijos komanda tiesiog sumindyta yra, bet vėlgi mes visi žinau, už ką mes sergame, bet Viktorija Budrytė. Tiesiog Laznijos komandai nesėkmingos rungtynės šiandien. 5-0. Toks rezultatas yra, dabar jau ir +5 mūsų įvarčių santykis. Tai irgi nėra blogas, bet nėra toks geras, kuris leistų patekti į kitą etapą. Džemilė Beriša su komandos drauge pradės dar vieną ataką, kuri gali būti apskritai paskutinė, nes jau 93 minutė. Vaičiulaitytė. 94 netgi. Ražumany. Į priekį Mikutaitė. Budrytė ir tikrai, sakyčiau, save atrado ir atraminė saugias pozicijoje. Šapė Imga, baigėsi šios rungtynės, sveikiname su puikia pergalė Gintaro universitetą. 5-0, Veličkaitė 2, Vanagaitė, Imanalieva ir Budrytė po 1. Ačiū, kad stebėjote šios rungtynės, ačiū, kad buvote viso turnyro metu. Manau, kad šis moterų futbolas tikrai nebuvo prastas ir galėjote stebėti, kaip puikiai rungtyniauja Gintaro universitetas. Ačiū Gintarai universitetui už kovą, už pasirodymą šiame turnyre, geriausia klubo istorija. Tikėsimės, kad kitais metais viskas bus dar geriau. Ačiū Jums už tai, kad žiūrėjote. Iki kitų kartų ir gero vakaro.